Gerbiamas pirmininkė, gerbiami mėly bičiuliai, iš ties aš šiandien pasirašęs kalbėti, tai turėjau pirmą tokį tikslą, tai visiems nuoširdžiai padėkoti, kad jūs padėjote rinkiminėje organizacinėje veikloje Šiaulių miesto skyriui, būtent aktyviai dalyvaudami kovo 6 dieną ir atvykdami į moters dienos minėjimą. Iš ties efektas didžiulis, visi, kurie dalyvavo, turbūt nenusivylė, bet kiek padėjo Šiaulių skyriui, tai yra neįkainuojama, kadangi 3000 atvežėte jūs, o 3000 pasikvietėme mes. Taigi miestui išeidamos netgi ten įvairių pagal įvairią metodiką kvietėm žmonės ir 3 tokios pagyvenę mergaitės, kurios nešėjo beretės eidamas, sako, nu dabar ko gero sistemos balsuos. Taip, kad reiškia, ačiū nuoširdus visiems ir tikrai reiškia, dabar pranešime buvo akcentuota ir viena iš pirmųjų minčių, tai būtent organizacinis darbas ir pasirengimas rinkimams. Šiaulių miesto skyriuje mes pradėjome tą darbą dar praeitais metais. Yra 3 vizitinę kortelę pateiksiu. Tai yra 3 rinkiminės apygardos, 34 rinkiminės apylinkės, skyriuje 460 narių, 23 grupės. Turime 6 miesto tarybos narius, tai yra daugiausiai iš visų politinių pakraipų, bet kadangi kiti labai sėkmingai susivienijo, reiškia, tai likome gilioje opozicijoje ir tai rodo, kad visi nusiteikę socdemus kaip nors, reiškia, išskirti, išmesti ir rinkiminiai kovoje iš ties bus sunku, tai patvirtino tai, kas buvo sakyta pirmininko pranešime. Niekas daugiau nepadarys žalos rengiantis rinkimams, netgi ir bjauriai nusiteikusi spauda, kaip reiškia vidiniai mūsų prieštaravimai ir nesutarimai. Todėl noriu palinkėti visiems stiprybės, ištvermės ir tvirto draugo pečių.